Šiandien apie dar vieną stabdį, kuris varžo siekiant asmeninių užsibrėžtų tikslų, tai yra identitetas. Identitetas tai savęs suvokimas apie aš, man ir dėl manęs. Ir identitetą galima įsivaizduoti kaip eglutę. Bet štai eglutę mes dažnai apkabinėjame žaisliukais. Identitetas tas pats. Mes prisikabinę etikečių mama, žmona, darbuotojas, mokesčių mokėtojas, pilietis, buhalteris, terapeutas, klientų aptarnavimo specialistas. Žodžiu, kiek nori tokių etikečių gali prisilpdyti, brolis, sesuo, mama, tėtis, taip toliau panašiai. Visa tai yra rolė, etiketė. Siekiant tam tikrų tikslų, dažnai būtent tas etikečių rinkinys ir stabdo mus siekti tų pokyčių. Kaip tai atrodo? Aš sukuriu iliuziją, kad esu toks žmogus ir ne kitoks, bet štai mano išsikeltas tikslas tarsi verčia mane tapti kitų žmogumi. Mūsų pasąmoniniai įpročiai darys viską, kad mes neiškeltume grėsmės savo identitetui. Kaip tai atrodo realybėje? Pradedam siekti tikslo ir užmetam. Pradedam siekti tikslo, jaučiam pasipriešinimą ir paleidžiam. Pradedam siekti tikslo, išsigastam, o kas jei aš pasikeisiu, nepatiksiu savo, jeigu kitiem nepatiksiu. Ir tiek žinių. Kai norim pokyčių, svarbu išsigryninti, koks yra dabartinis mano identitetas. Kitaip sakant, ką dabar apie save aš mąstau. Manau, iš ko susideda tas aš. Pas vienus jis būna labai ribotas, labai ankštas suvokimas, pas kitus platus. Tai vieni sąmoningumo turi daugiau, kiti mažiau, nes sąmoningumas yra kaip raumuo, tai taip pat įpročių visuma. Ką apie save aš galvoju? Ir jei mano identitetas yra aplipdytas etiketėm nevykėlė, lūzerė, tau nepavyks, tom žinai suklysti, tai kaip turint tokias etiketės, aš galiu siekti savo tikslo. Tai vėlgi, kai dirbu su klientais ir sprendžiu jų vidinius konfliktus, mes pasižiūrim, kad ant tos eglutės būna prikabinėta tiek šlamšto, kad nenuostabu, jog žmogui net sveria ir sunku. Tai aš vis laik skatinu nusipurtyti kai kurias etiketės, nusimesti, nes pasirodo dalis jų yra net prilipdyta visai kitų žmonių. Na žinot, kai turi kažką ir nežinai kur padėti, taip belenk kito, tik ne pas mane. Čia kaip žaidimas, man atrodo, vaikystėje karšta bulvė, bet kam kitam, tik ne man. Tai vat mes mėgstam ir kitiem lipdyti etiketės, mėgstam savo lipdyti etiketės, viena kitai prieštaraujančias etiketės, apsunkinančias etiketės, varžančias etiketės. Kai kurių etikečių tiesiog nepražiūrim, nepadarom tvarkos audito ir vėliau stebimės, o kodėl man taip sunku. Tai identitetas, savęs suvokimas arba etikečių rinkinys arba įprotis, ką darom su tom etiketėm arba kaip tik nedarom, tiesiogiai daro įtaką mūsų siekiamiems tikslams.